Tik ką grįžau po bandomojo testo su KGM Taurus, naujas hybridas Lietuvoje atsirado. Tai papasakosiu įspūdžius. O įspūdžiai tikrai teigiami. Visų pirma, pats dydis. Čia tikras didelis automobilis. Pažiūrėkit, kokio jis dydžio. Atrodo brutaliai, bet tas brutalumas maišytas su technologijom. Na ir turbūt pagrindinis privalumas tai dydis. Vienas iš privalumų. Kiek vietos gale. Aš su savo ūgiu išvis jokių problemų. Va, atsisėdau. Virš galvos čia, nežinau, gal tiek vat. Odinis salonas. Pilnai. Galinės sėdynės priekinės. Ventiliacijos angos, Type-C USB, priekyje gale. Bagažinė. Turbūt verta pakalbėti. 700 litrų kažkas tai tokio. Irgi labai didelė. Tai jeigu reikalingas didelis tikras hybridas, tai vat šitas modelis man, na, pažiūrėkit, kiek čia vietos, kokia bagažinė. Nežinau, ar jis turi konkurentų pagal savo dydį. Turbūt jo vienintelis minusas, kad čia nėra 4 varomųjų ratų sistemos. Čia tik tai priekiniai varomieji ratai. Bet kuro sąnaudos, pavyzdžiui. Grįžtam prie kuro sąnaudų. Atrodo didelis automobilis. Mieste, aš manau, mes tilpsim į kokius 4,5. Pavažinėjau ir užmiestį, ir pavažinėjau mieste, greitkelis buvo, tai pas mane rodo 5,5. 2 dideli ekranai, kamera, fiziniai mygtukai, jokių touchscreenų, pavarų dėžė. Kas man patinka iš apdailos? Minkštas plastikas, minkšta apdaila, minkšta panelė, viskas tvirtai, vat pažiūrėkit. Jokių pašalinių garsų. Vat man patinka, kad automobilis sukurtas tvirtai, kad jis maišo, tai jis, kaip sakoma, sumaišo brutalumą ir komfortą. Ir plus dar dydį. Tai va, tai maloniai labai nustebino. Aš anksčiau mačiau ir žiūrėjau ir net galvojau apie Taurus čia praeitos kartos, bet jis buvo standartinis, ne hybridas. Tačiau hybridas. Arklio galių per akis, ten kažkas apie 200 plus minus. Greitkelį važiuoju tikrai normaliai, 130, jokių problemų mieste šis. Tai va, tai maloniai labai nustebino. Manau, jeigu jis gaus 4x4 arba AVD tą sistemą, tai jis šis bus top rinkoje. Kaina 31 000, va už tokį modelį. Kur tu gauni ir odinį saloną, kur tu gauni ir LED žibintus, ir hibridinę sistemą, ir tokį dydį, kas yra turbūt svarbiausia. Čia tikras didelis automobilis. Tai pažiūrėkit, čia stovi Taurus, ten Tuscan Hyundai. Nu, jis tikrai nemažas, tikrai nemažas. Plus be raktų atrakinimo sistemą, va, paspaudžiam, atsirakina. Na ir aišku, vat, aukštos sėdynės, pečiams jokių problemų. Šis sakau, mano ūgis, vat, kas man būna nepatinka automobiliuose, kad 1,85 m atsisėdi ir, na, kaip į kokią L marškinėlius, ten vos telpi. Na, va, toks jausmas. Čia iš vis jokių problemų. Tai geras daiktas, neblogas, hybridas ir kuro pataupys. O jeigu net nereikia tos 4x4 varomosios sistemos, pavyzdžiui, naudosit labiau mieste, gal nereikia ten užmesti miškais važinėti, tai čia koks dydis vaikams atgalia, pavyzdžiui, kur nors. Bet kas svarbu, važiuojat pailsėti, ne? Na, vaibas turi būti geras. Kiek čia vietos? Galia važiuojam. Kavytę geriam. Telefonus kraunam. Čia ne telefonams įdėtas kišenėlė tokia sukurta. Easy fixai, na. Pažiūrėk, kokia plačios sėdynės ir kokybiška ta oda. Bet šiaip neblogai, neblogai. Jeigu padarysim taip, tai iš vis čia bagažinė. Aš nežinau, čia miegoti galima drąsiai.
vietoj palapinės net naudoja. Tai va, tai jeigu norite išbandyti, Autofortas Motors, ateikit, pabandykit, manau tikrai įspūdžiai bus geri.